Savižudybės vyrai daro iš esmės dėl vienos tokios bendrinės priežasties, tai todėl, kad jie neturi pakankamai stiprios gyvenimo prasmės. Ir šitą prasme, jinai sukūriama yra iš dviejų, arba net trijų, bet svarbiausia pirmų dviejų pagrindinių elementų. Tai yra, pirmiausia, vyras turi turėti pakankamai stiprią ir taiklę gyvenimo svajonę, arba kažkokį norą, arba poreikį, kuris jį užkuria ir motyvuoja apskritai būti, apskritai gyventi, apskritai veikti, taip sakant, pirštą pajudinti. Ir antras dalykas, ko reikia vyrams, tai jie turi turėti priešingą dalyką, tai yra, reiškia, tarnystę arba misiją, kurie atlieka gyvenimo eigoje, tai yra tai, ką jie atiduoda kitiem. Tai yra kažkoks tai gebėjimas, profesija, produktas, kažko tai kūrimas dėl kitų žmonių arba kažkokio malonumo arba vertės teikimas klientams, visuomeniai, žmonijai ir aišku, visų pirma, reiškia, savo artimiausią aplinkai, tai yra šeimai. Ta misija turi būti taip pat pakankamai taikli ir pakankamai stipri. Jeigu vyras neturi pakankamai stiprios svajonės ir tarnystės, vizijos ir misijos, tai jis neturi prasmės. Tai yra, kitaip sakant, jis neturi apytakos, energijos apytakos, kuriem duotų gyvybingumą. Ir trečias dalykas, kuris, galima sakyti, savotiškai apibendrina šitos du pirmus punktus, arba galbūt iš jų išplaukia, arba tai yra kažkokia konkreti versija vizijos ir misijos, tai yra vertybių sistema, arba religija, arba filosofija, arba pasaulėžiūra, kuri apima visą sistemą, visą gyvenimo būdą, visą požiūrį su daug visokių niuansų, taisyklių, įpročių, papročių, įstatymų ir taip toliau. Tai šitą trečią momentą vyras turėtų arba pats, reiškia, atrasti savo, jam tinkamą, arba jis paprastai gauna palikimų iš savo tėvo, arba iš mokytojo kažkokio tai, ir tai yra kažkas tokio kaip, jeigu imt kompiuterių pavyzdžių, tai yra kaip operacinė sistema žmogaus smegenyse, ant kurios pagrindo veikia visas jo gyvenimas. Tai va šitie trys elementai yra, reiškia, pagrindiniai, ko stokoja lietuviai vyrai. Visa kita yra detalės, visa kita yra nesunkiai padaroma, visus kitus elementus lietuviai pakankamai gerai moka daryti, bet šitie pirmi 2-3 elementai ir yra didžiausia stoka arba spraga, kurią reikia labai rimtai ir dėmesingai sutvarkyti.